Čia jau vanduo užvirė. Uždėsim ir bulves. Čia turim bulves įsivirė jau. Dabar jas sugrūsim. Įdėsim truputį sviesto. Mes dabar susipjaustysim kumpį. Ir susidėsim čia viską į mūsų košę. Yra saldumynai paškai. Davai įsimaišom. Dabar įdėsim 4 šaukštus bulvinio krakmalo. Turim tokį tešlą ir žiūrim toliau. Dabar pasidarom tokių patuliukų. Dava. Pakol kas mums užteks 10 ir išpaluojam, dedam į vidų sūrį ir uždarom gražiai. Dabar persidedam į lėkštutę ir eisim kepti. Pasidarysim padažiuką skanų. Einam gaminti padažiuką. Čia mes įpilsim grietinės. Truputį česnako. Ir truputį oregano. Ir įdėsim porą gabaliuką sūrio. Porą gabaliukų bus tas. Jie ištirps, duos traštumą, duos labai gerą skonį. Aliejus įkaito. Tegu kepa. Padažiukas irgi sūris tirpsta gerai. Čia jau galim versti. Apkeps antrą pusę ir serviruosim. Turim mūsų stebuklą. Ir žiūrim, kas čia gavas. Įdėsim biškį džiovintų petražolių. Gavos pasaka. Visi prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.